18 eilinė savaitė. Iš Evangelijos pagal Joną. Sužinoję, kad užežerėje nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo: Rabi, kada suspėjai čionai atvykti? O Jėzus prabilo į juos: iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę stebuklų, bet kad prisivalgėte duonos lygi soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas, Dievas, savo antspaudu yra pažymėjęs. Jie paklausė, ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus. Jėzus atsakė: tai ir bus Dievo darbas, tikėkite tą, kurį jis siuntė. Jie dar klausė: tai kokį jis padarysi stebuklą, kad mes pamatytume ir tave įtikėtume, ką nuveiksi? Antai mūsų tėvai Tyruose valgė maną, kaip parašyta, jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus. Tada Jėzus tarė: iš tiesų sakau jums, tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Tada jie ėmė prašyti: viešpatie, duok visuomet mums tos duonos. Jėzus atsakė: aš esu gyvenimo duona, kas ateina pas mane, niekuomet nebelgs, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Maždaug 500 metų prieš Kristų gimė toksai žmogus, didelis žmogus, galingas mokytojas Buda. Ir jisai kai ką patyrė savo gyvenime, nušvitimą, nirvaną, ir tada susikvietė mokinius ir pasakė: štai ką aš turiu jums pasakyti, štai kokią žinią, kokią naują idėją jums noriu pavesti ir parodyti, kad tai veikia. Bet klausimas, ar kas nors išpranašavo Budą, kad jis ateis? Nieks nežinojo iki tol, kol pats Buda atėjo ir pasakė: štai aš turiu idėją. Iki to laiko nieks nelaukė ir nežinau, kad toks Buda pasirodys. Arba štai maždaug 500 metų po Kristaus atėjo toksai Mahometas, kuris sakė: štai kai ką patyriau, štai turiu atsakymų į jūsų klausimus. Bet ar kas nors buvo išpranašavę Mahometą, kad jis ateis ir paskelbs naują tikėjimą? Niekas apie jį nežinojo iki tol, kol pats nepasakė. O štai Jėzus, jis yra visai kitoks. Jis atėjo ir sakė: visą laiką Dievas ruošė šitam momentui. Aš atėjau jau nebe jums kokią žinią pasakyti, ko jūs ilgitės, bet noriu visiškai jūs pakelti į kitokį mąstymo lygį. Aš nesu koks nors jūsų norų išpildytojas, atvirkščiai noriu, kad jūs mano norus išpildytumėte. Atvirkščiai aš noriu, kad jūs pakiltumėte nuo savo žemiškojo mąsto, kad pradėtumėt naujai mąstyti. Ne vien tik tai užsimaniau, prašiau ir štai gaunu. Noriu, kad jūs išpildytumėt mano valią. Ir žmonės galvoja apie Dievą labai dažnai ne kaip apie Dievą, kaip kažkokį tai, nežinau, aparatą, galbūt kažkokį tai dėsnį, kažkaip tai užsimaniau ir įmečiau mane ir gavau. Reikia gerai pagalvoti apie Dievą kaip apie gerą šeimą. Dievas ir save sulygina dažnai su mylinčiu tėvu. Ir jis yra mylintis tėvas, jis labiau yra negu žemiški tėvai. Ir labiau nori, kad jo vaikai augtų taip, kaip jis nori, o ne atvirkščiai. Ar matyt kada nors kūdikėlį, kuris sakytų: aš noriu to ir panašiai, ir tėvai sakytų: gerai, darysiu taip, kaip tu nori. Tėvai turi viziją šitam vaikui ir Dievas turi mums irgi viziją. Nori pakelti į didesnį dalyką,
į aukštesnį lygmenį, nori, kad mes ne tik poreikių savo tenkintume, bet užaugtume žmonėmis, kurių dar nebuvo iki šiol. Nori, kad mes būtume šventieji, nori, kad taptume panašus į jį patį. Ir dar vieną istoriją prisiminiau. Vienas Elgeta sėdėjo prie kelio ir elgetavo. Ir štai karaliaus karieta privažiavo prie jo ir galvojo Elgeta, o dabar gausiu labai daug pinigų iš to karaliaus. Ir štai atsidaro karietos durys ir karalius sako Elgetai, ką tu nori man duoti? Elgeta nustebo, kaip čia dabar, tai aš turiu gauti, kodėl karalius iš manęs kažko prašo. Nu gerai, jeigu jau tai prašo, įkišo ranką į kišenį, ištraukė tik porą grūdų ir juos atidavė karaliui. Daugiau nieko neturiu karalių. Gerai, ačiū ir už tai. Vakare grįžta Elgeta namo, žiūri, ką susielgetavo ir žiūri, kišenėje guli 2 auksiniai grūdai. Ir jis suprato, kad šitie grūdai, kuriuos jis atidavė, tapo jam auksiniai. Ir galvojo, kodėl aš negalėjau visko savo karaliui atiduoti. Kodėl negalėjau ir tuos dalykus, ir anuos dalykus, ir galiausiai save patį, dabar viskas būtų auksu. Taip ir Dievas nori netenkinti mūsų poreikius, bet nori, kad mes atsiduotume jam visiškai. Kad būtume visiškai jo vaikai, kad visiškai būtume perkeisti jo šventumą, jo didybę, jo meilę, kad taptume tikrai verti jo atvaizdo vardo, jo panašumo, kaip ir mūsų kūrė, panašys į save.